Čia žiauriai gražus šiaip namukai, man labai patinka, aš norėčiau viename iš jų gyventi. Ir labai gražu, kad vienoje pusėje yra vanduo ir kitoje pusėje ten toliau irgi yra vanduo. Jo, man irgi labai fainai. Ir čia labai ramu. Va čia tai vibas. Ir mašinų daug nevažiuoja. O kas čia buvo? Čia vėliau. Okay. Šitą iškirpsim. Taigi, mes jau esame Trakuose, mieste, kuriame pilis stovi ant vandens. Bet šiandien mes ne apie tai. Mes su kolegomis norėtumėme jums papasakoti daugiau apie karaimų tautą, apie jų maistą, istoriją ir kultūrą. Eime su mumis. Bet pradėkime nuo pradžių. Karaimai. Nedidelė, bet labai unikali tauta. Jų šaknis siekia senovės tiurkų gentis, o jų tikėjimas tai ypatinga judaizmo atšaka, gimusi jau 8 amžiuje Mesopotamijoje. Laikui bėgant, istorijos vėjai šią tautą nubloškė iki Krymo, kur 14 amžiuje ją sutiko Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas. Po pergalingo žygio į Krymą 1398 metais Vytautas atsivežė į Lietuvą apie 380 karaimų šeimų. Jie apsigyveno Trakuose, mieste, kur susitinka ežerai, pilis ir legendos. Trakuose karaimai gyveno Karaimų gatvėje. Tada ežerų vanduo buvo daug aukštesnis, per miestą tekėjo upelis, o tarp šiaurinės ir pietinės miestelio dalis buvo aiški riba. Pietuose gyveno įvairių tautų atstovai, o šiaurėje tik karaimai. Karaimai Trakuose pasiskirstė į 2 grupes – karius ir civilius. Kariai saugojo tiltą į pilį, o civiliai dirbo žemę, augino daržoves, prekiavo, vertėsi amatais. Jie buvo patikimi ir sumanūs, netgi padėdavo išpirkti belaisvius iš turkų. Laiku bėgant, jie pelnė Lietuvos valdovų pasitikėjimą. 1441 metais Trakų karaimai gavo ypatingą dovaną – Magdeburgo teisę. Tai reiškia, kad jie galėjo patys tvarkyti savo bendruomenės reikalus. Turėjo savo vadovus, pinigų fondą, bet atskiras pultą. Taip Trakuose atsirado 2 savivaldos. Viena miestui, o kita karaimų bendruomeniai, kuri buvo vadinama Mažuoju miestu. Karaimai statė savo maldos namus, kenesas, ir net po kelių šimtų metų jų kultūra vis dar gyva. Jie išsaugojo ne tik religiją ir papročius, bet ir savo kalbą. Karaimų kalba, kuri šiandien yra viena rečiausių pasaulyje. Būtent todėl sakoma, kad Trakai tai karaimų sostinė. Ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Aš noriu jums papasakoti šiaip porą faktų apie karaimus ir apie Trakus. Šiuo metu karaimų šeimų liko apie 60 tiktais. Nors pradžiai iš tikrųjų buvo jų žymiai daugiau, jeigu neklystu, apie 380 šeimų buvo atgabenta būtent į šią vietą. Taip, tai šiuo metu mes einam Karaimų gatve ir čia yra labai daug karaimų namukų ir mes matome, kad kiekvienas namukas turi 3 langus. Tai tie 3 langai reiškia, jog vienas tas langas yra sau, antras langas yra Vytautui didžiajam ir trečias langas yra Dievui. Tai va, čia matote vieną iš seniausių pasaulyje karaimų maldos namų. Jų religija yra karaizmas ir realiai čia yra kaip iš judaizmo viena iš krypčių. Tai vat. Ir čia einant toliau galima pamatyti karaimų mokyklą. Įdomus faktas apie šiuolaikinius karaimus, kad jie kas metus organizuoja karaimų kultūros ir kalbos stovyklą, kur yra puikia proga jiems kartu susiburti, puoselėti savo kultūrą ir tiesiog leisti laiką kartu. Taip pat jie turi tokią labai fainą šventę, kuri vadinasi Trimbylo šventė ir ji vyksta kiekvieną pavasario pradžioje, panaši kaip Velykos, ir jie būtent toje šventėje mėgaujasi neraugintos tešlos paplotėliu.
Taip, ir iš tikrųjų karaimai šiais laikais šiuo metu yra visiškai integravęsi į Lietuvos gyvenimą. Jie dirba tos pačius darbus, ką mes dirbam, ir taip pat jų būtinis gyvenimas yra toks pat. Karaimų virtuvė. Tai ne tik maistas, tai istorijos. Tradiciniai karaimų patiekalai dažnai ruošiami iš mėsos, daržovių bei miltų. Jie mėgsta kepti orkaitėje, o ne virti, nes mano, kad taip maistas išsaugos skonį ir kvapą. Vienas iš populiariausių karaimų virtuvės patiekalų tai kibinas. Pusmėnulio formos kepinys pagamintas iš trapios, sluoksniuotos tešlos ir sultingo mėsos įdaro. Tradiciškai jis būna su smulkiai pjaustyta aviena, pagardinta svogūnais, druska bei piperiais. Kibinai buvo kuriami kaip maistas kariaujantiems vyrams. Sotus, lengvai transportuojamas ir skanus net atvėsis. Tačiau laiku bėgant kibinas tapo neatsiejama trakų ir visos Lietuvos kultūros dalimi. Be kibinų karaimų virtuvėje galima rasti ir kitų įdomių patiekalų. Kainak – saldus varškės pyragas su razinomis. Čena – troškinys moliniuose puodukuose bei pierekai – pyragėliai su įvairiais įdarais. Tačiau svarbiausia karaimams yra ne patiekalų gausa, o tradicijų išlaikymas. Šie visi receptai yra perduodami iš kartos į kartą. Kiekvienas skonis ir kiekvienas ingredientas. Karaimų virtuvė moko, kad svarbu ne tik valgyti, bet ir kartu kurti, ragauti bei dalintis. Jie mano, kad maistas jungia žmones. Tai toliau einant Karaimų gatve galime pamatyti šį restoraną, Karaimų tautinių patiekalų restoraną, kuris iš tiesų vienas iš nedaugelio Lietuvoje esančių restoranų, kuris vis dar gamina karaimų patiekalus. Ir įdomus faktas apie šį pastatą tai, kad po Antrojo pasaulinio karo karaimai iš tiesų padarė čia susirinkimą ir jame buvo aptartos sąlygos, kaip karaimai toliau gyvens Lietuvoje. O dabar eisime paragauti tikrųjų karaimų kibinų. Eime su mumis! Gerai, tai jau pavalgiam ir dabar greit pasakysim savo įvertinimus. Tai man kibinas stiprus 7, biškis sausokas, bet labai skanus, daug mėsos, labai gerai. O sultinukas tai 10 iš 10, labai močiutės priminė. Man tai iš tiesų panašiai kaip Joniai, bet aš visą šitą kombo vertinčiau 9 iš 10, nes tikrai labai skanu. Taip, tai aš vertinčiau kibiną galbūt 7 iš 10, nes jis buvo šiek tiek per sausas ir nežinau, kažkoks netoks, man kažkas nelabai patiko. Ir taip pat valgiau šaltibarščius, kuriuos taip pat norėčiau vertinti, jie buvo šiek tiek per skysti ir trūko druskos, bet bulvės tobulas. Irgi duočiau, gal gerai 6 iš 10. Taip, aš kaip didžiulė kibinų fanė galiu teigti, kad šie kibinai buvo tikrai neblogi, bet kaip minėjo kolegijos, jie tikrai buvo truputuko per sausi, tai sakyčiau toks riebus 8, o sultinukas vienas skaniausių, kurį esu ragavus. Tai tikrai 10 iš 10, bendrai duodu 9,5. Trakai tai yra ne tik pilis ir ežerai, tai yra vieta, kurioje gyvena istorija. O karaimai maža, bet nepaprasta tautinė mažuma, kurios kultūra paliko ryškų pėdsaką mūsų šalies veide. Ir nepamirškite kitą kartą, kai eisite valgyti kibinų, pasakyti achčikin, nes tai karaimų kalboje reiškia ačiū. Ate! Ate! Įgitini alčahi